mokyklą ateiti, o jau gavome privalomą pamoką. Nežinau, truputį šokas man. Merginos manęs klausė, net žodžių pritrūko. Nuo rugsėjo 1 šių metų, 23 metų, visoje Lietuvos mokyklose, visose, privaloma pamoka mokymo lytiškumo pagal LGBT ideologijos standartus. Pamoka privaloma. Jos neįskaičius, mokinys negalės būti keliamas į kitą klasę. Palaukit, gerbėmieji. Kreipiuosi į pačią protingiausią ministrę Jurgitą Šiugždienę. Kaip tai paaiškinti? Jeigu kažkas tai norės apie tą lytiškumą LGBT standartų sužinot, vaikai patys sužinos asmeniškai. Juk internetu jie naudojasi daugiau negu mes suaugę. Ir jie daugiau viską žino. Kas čia nuo 0 iki 4 metų amžiaus turi būti pateikiama informacija apie malonumo liečiant savo kūną ir masturbaciją ankstyvoje vaikystėje. Mokama atrasti savo kūną ir lytinius organus. Jūs bent jau galva dirba jūsų ar ne? Apie ką jūs šiandien kalbat? Kur jūsų gerbėmieji Seimo nariai, ministrė, kur jūsų iš tikro, kur reikalinga pagalba, jūs ten nieko nesugeba daryti. Kur jūs buvote anksčiau, kai paliko 3 vaikų motiną, įstatymai jūsų manęs neapgynė. Apie ką jūs šiandien kalbat? Ko jūs norit? Norit lytiškumo LGBT standartų? Kiškit savo vaikus, bet ne mano. Kur jūs buvot su savo įstatymais, kada mane reikėjo ginti? Jūs sužlugdėt, nes jūsų įstatymai tokie.